Sveikinuosi su visais iš Ispanijos ir šiandieną Benisoj pabandėm su Tauru pravažiuoti Benisa One endūrinę trąšelę. Tai visos jos įveikti nepavyko, dalį maršruto mes nukirtom, nes tiesiog išvarginom ir buvo nuovargis labai didelis. Dar nepripratę, sakykime, prie tokio tipo trailų, bet patirčiai paauginti ir įgūdžiams pagerinti. Šita trasa yra tikrai labai nebloga. Aišku, pirmos dienos, kai mes čia Ispanijoje ir dar nežinom, kokios apskritai trasos yra aplinkui, išbandysime kelis bike parkus, pravažiuosim keletą endūrinių trasų, downhillinių trasų. Pasižiūrėsim, o šiandien video tikslas yra apžvelgti ir visiems parodyti, ką mes bendrai sutikom pirmą kartą važiuodami šią Benisa One endūrinę trasą. Tik įvažiavus į endūro trailą mes susitikome tokius akmenis ir tokius laiptelius, sakyčiau, iš akmenų, kurie ganėtinai aštrus, jie netaisyklingos formos, netaisyklingai sudėti ir reikia pakankamai daug pavairuoti, apvažinėjant juos, stengiantis ratą praleisti taip, kad ir jisai galėtų jau važiuoti į viršų, o galinis ratas irgi kažkaip tai pagautų sukibimą ir temptų į priekį. Tai yra tokių, sakykime, jėgos momentų, kurį reikia praminti gerai, kad galėti kopti laiptais, sakykime taip, laiptais. Tai Taurui galbūt biški buvo lengviau, nes jisai pripratęs Vilniuje važinėti per laiptus, bet čia aš jį vijausi ir ganėtinai sunku man buvo, teko persijungti režimą į boostą, nors pradėjom trasą su trailais, todėl kad trasa yra ne tik tai dviračiams, čia yra kartu ir persipinanti haiko trasa, tai dėl to nebuvo taip lengva išminti, sakykime, visų 42 km, dalis eina per miestą. Mes visos trasos ir nepravažiavom, dalį trasos palikom kitam kartui, pravažiavom tik tai tą dalį, kuri prasidėjo nuo miestelio ir būtent kilom į kalną. Tai šitas pirmas susipažinimas buvo toks ganėtinai šokiruojantis, nes visiškai neįsivaizdavom, kad galima važiuoti su dviračiu tokiu tereinu. Čia pakilom į viršų ir tada jau leidomės. Leistis yra lengviau, jeigu yra greičio, tai dviratis prašoka, svarbu laikyti balansą gerai, lygsvarą, perduoti didesnę svorio dalį galui ir be abejo nestabdyti priekinių stabdžių, nes čia Tauras važiuoja ganėtinai greitai ir pirmą kartą ir trasos visiškai nepažįsta. Tai tokių momentų buvo ir dropų ir tokių akmenų, kur reikėdavo pristabdyti labai ir pasistengti pravairuoti. Čia aš privažiavęs ir pamatęs visą šitą sustojau, sakau Taurai, pafilmuok, pasižiūrėsim, pabandysiu pravažiuoti, bet iš viršaus atrodo daug baisiau ir su kamera taip, negali perduoti to statumo ir baisumo, kaip ten važiuoti. Reikia skilo daugiau. Čia yra skilo trūkumas, visiškas skilo trūkumas, bet po truputį, manau, po šitos Ispanijos tas skilas jau bus kitoks. Čia matom irgi Tauras važiuoja tokiu trailiuku, kur yra pastovus tokie dropukai, apvažiavimai, aštrus akmenys ir tokie slenkščiukai, pakilimai. Tai reikia paminti ir į viršų, ir žemyn. Trasa yra ganėtinai miksuota, tokie tai sukilimai, tai nuolydžiai. Ir visur yra praktiškai akmenys. Mes gal atradom per visą 35 km atkarpą, atradom
gal 2 kilometrus trailo, kuris buvo neakmenuotas, kuris buvo tiesiog švarus miško keliukas, kuriuo važiavom taip, kaip dažniausiai važinėjom Lietuvoje. Tai čia matom irgi Tauras pravažiavo akmenuotus. Na ir va, būna tokie akmenys, kur nebepravažiuoja. Nusileidimai. Čia kur minėjau, kad ratas eina ir jau reikia padėti koją, nes kitaip tiesiog nebegali pravažiuoti arba turi turėti daug skilo ir peršokti tas vietas, praeiti ten aukštesnė dalimi. Tai netgi ir įvažiavus į tokias vietovės, kur yra miškas, irgi yra akmenuota. O čia video apskritai netrodo, kad čia didelis kalniukas, nors jis yra kokių 3 metrų 4 aukščio. Čia irgi pabandžiau nuvažiuoti. Čia gavosi daug lengviau, bet irgi, kai matai akmenis ir matai tokias prarajas ar įskilusius akmenis palinkusius, tai ganėtinai sudėtinga ir baisu. Tikrai baisu pradėti net leistis, nes nežinai, kaip bus. Va, o čia mes važiuojam jau link trasos pirmo segmento galo, kuriame jau ir matom yra tokių keliukų, kurių be akmenų. Čia vėl prasideda tokios išgraužtos akmenuotos, tai buvom sutikę ir tokių keliukų, kuriuose tiesiog flow praeini bet ir išlenda kokie nors akmenys, nes panašu, kad tas molis, kuris yra užneštas čia jisai vis tiek yra ant akmenuoto tereino. Na va, čia Tauras važiuoja, čia katė. Šitas katinas stovėjo neįdėdamas tol, kol aš neprivažiavau prie pat. Tada pašoko iš išgąsčio, pasižiūrėjęs į mane taip kaip filmukuose ir pabėgo. Va, čia vėl tokie kopimai tarp pušaičių, kamberiniai nedideli, bet tokie su nuolydžiais. Na ir į viršų kildamas užsirakinau šakę, nes laiptuoti akmenis praktiškai kas antrą laiptą tokį trenkiesi su krenku į akmenis. Tai kadangi susėdęs pasiekiu su krenku visos tokius neligumus, tai užsirakinęs klambint buvo į viršų daug lengviau. Po to šakę atrakinau ir leidausi žemyn jau neužsirakinęs. O čia buvo tokia situacija, kad jau visiškai pavargę grįžtam namo ir man vienas akmuo išmušė vairą. Na ir gavosi taip, kad paleidau dviratį ir tiesiog pabėgiojau. Taip mes pravažiavom, tiek mes matėm pirmą dieną. Pirmas toksai enduro laukinis trailas, kuris nėra bike parke, čia tiesiog išvažiuoji į kalnus ir matai tokį trailiuką. Ir pasižiūrėsim, ką Ispanija mums parodys toliau. Tik tai pirmoji diena. Rytoj yra nuplanuotas bike parkas. Žiūrėsim, kurį mes iš 3 bike parkų išsirinksim. Manau, irgi susuksiu tokį trumpą video. Apie tai parodysiu ir galėsim visi pasižiūrėti, kaip mums seksis. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, kad domitės ir susitiksim kitame video. Iki.